ką galima naudoti, yra YouTube'as ir su YouTube'u redaguoti video. Tai mes galbūt pabandysim šiandien pasidaryti, tiesiog nusifilmuoti kelis trumpus epizodus, paskui kelti į internetą ir pasižiūrėti, kaip juos galima apkarpyti, sulipdyti ir iš to padaryti vieną kažkokį tai vientisą video filmuką. Galbūt uždėti muziką, jeigu reikia, ten dar tam tikrų patobulinimų siūlo YouTube'as. Gerai, Petras. Šiandien bus personažas Petras ir mums Petrui reikia sugalvoti kokią nors situaciją. Vėl pabandysim paimprovizuoti gal ką. Petras yra... Kas yra Petras? Ne, gal ką nors paprastesnė. Gal kažkokį konkretesnį, kad visi žinotumėm, kas medžiotojas. Gerai, Petras medžiotojas atvažiavo kur? Tai mišką realiai. Ne, tai mišką, gali ir mišką būti. Ne, tai jau į mišką būtų labai... Iš miško, Petras medžiotojas atvažiavo iš miško kur? Į Akropolį. Gerai, tai Petras iš miško atvažiavo į Akropolį. Tai va, nusifilmavom tada trumpai keletą scenų, kai Petras atvažiavo iš miško į Akropolį, pamatė, kad jo Akropolis, tas išsvajotas, nėra toks geras, nes kailiniai ten tasus. Ir paskui susinervinęs grįžo, gal išvažiavo į mišką savo. Tai turim 3 scenas, kurias mums reikia sujungti į vieną ir tada pabandysim tai padaryti naudodami YouTube'ą. Tai pirmiausia, ką mums reikia padaryti, aišku, būti prisiloginus prie YouTube'o. Okay, tai mes prisijungę prie YouTube'o, spaudžiam mygtuką upload ir turim štai tokį langą, į kurį reikia įmesti failus mūsų. Galim tiesiai iš kortelės, mes aišku galima ir susikonvertuoti, kad tie failai neužimtų tiek daug laiko, bet dabar mes įmesim. Okay, pirmas mūsų failas. Metam. Galim parašyti pavadinimą, tarkim, pirma scena. Toliau galim laukti, kol įkels, bet galim pasižiūrėti, gal yra dar vieną įkelt, ne, nėra dabar kažkodėl. Ok, tai tiesiog palaukim truputėlį, kol įkels, apie porą minučių kelia vieną. Galim pakeisti nustatymus, kad jisai būtų neprieinamas kol kas šitas video kitiems, kol mes jį nesuredagavom. Galim iš karto pridėti ir kitus failus. Yra add more videos toksai mygtukas ir čia tiesiog galim iš karto sumesti ir kitus failus, kuriuos mums reikia sukelt. tą mes ir padarysim dabar. Ir bus... Čia buvo paskutinis kadras. Čia ir antrasis mūsų kadras, jį irgi keliam. Ir dedame ir paskutinę sceną. Okay, open. Dabar reikia tiesiog palaukti, kol visi 3 video bus įkelti. Va, vienas video jau įkeltas, koduojamas, kiti 2 keliasi. Galim paspausti more ir parašyti vėl scena 2. Irgi padaryti, kad būtų neprieinami tie failai. Išsaugom. Čia vėl more. Scena 3. Vėl failai yra privatus, neprieinami. Ir palaukim, kol visi failai įsikels. Žiūrėkit, visi failai jau susikėlė ir mes galime eiti į... Čia prie upload yra Video Manager. Arba šį čia spaudžiam Video Manager. Ir atsidaro visi mūsų apskritai įkelti failai. Čia vat paskutiniai 3 įkelti failai. Pirma scena, scena 2 ir scena 3. Reiškia, galim mes tuos failus peržiūrėti. Ir galim tos failus visus redaguoti ir sujungti į vieną, tarkim, gabalą, į vieną sceną. Kaip vyksta pats redagavimas ir sujungimas į vieną failą? Jeigu jūs esat prisijungę prie YouTube'o, youtube.com // parašot edit, editor, atsiprašau. Editor, reiškia redaktorius, ar ne? Ir atsidaro šitoks langas. Jisai yra panašus į, tos, vadinkim, jos mėgėjiškus, galbūt kažkiek tai mėgėjiškas redagavimo programėlės, kurias turi Windows'ai arba Apple. Tai panašus principas, aišku, čia viskas veikia truputėlį lėčiau ir yra sunkiau taip tiksliai atitaikyti sekundės, bet nes viskas vyksta realiuoju laiku internete, bet žodžiu, vis tiek pabandykime sujungti dabar pirmiausiai tuos 3 failus į vieną. Tai ką mes darom, pasiimam, tarkim, pirmą sceną ir metam į čia, kur yra kamera nupaišyta, parašyta drag video here. Atsiranda pirmas video. Galim spausti pliusiuką
Lygiai tas pats bus, jisai įkels į mūsų tą vadinamą timeliną ir šitą video. Matot, pridėjo gale. Ir pridėsim trečią sceną. 3. Tai iš viso dabar turim 3 scenas sujungtas į vieną. Ir galim iš karto peržiūrėti, kaip atrodo sujungtas mūsų video. Okay, tai kaip matom, dabar viskas yra sujungta į vieną tokią netvarkingą visumą, kur mes neturim realiai nuo tos vietos, kurios mums reikia, iki tos vietos, kurios mums reikia. Tai mums reikia iškirpti, truputėlį nukirpti pradžią ir truputėlį nukirpti pabaigą nuo kiekvieno įkelto, nufilmuoto filmuko. Tai vėl galime vienas iš paprastesnių būdų kiekvieną filmuką, kiekvieną sceną susiredaguoti atskirai gabalais, kad jinai būtų jau tvarkinga, nes su šituo redaktorium, kiek aš bent jau bandžiau, sunku atitaikyti būtent tą pradžią ir pabaigą palikti, kurią jums reikia. Truputėlį lengviau yra naudoti, redaguoti kiekvieną klipą atskirai. Tai vėl, jeigu mes atsidarom, tarkim, pirmą sceną, yra toksai mygtukas Enhance, reiškia pagerinti jūsų video. Tai paspaudę ant šito mygtuko mes patenkame į redaktorių, kuriame galime jau karpyti patį klipą. Galima įvairių efektų uždėti čia, bet mes dabar su efektais nežaisim. Tiesiog pabandysim nukirpti nuo tos vietos, nuo kurios mums reikia palikti klipą. Kažkur čia jisai, reiškia, pradeda eiti į Akropolį. Spaudžiame trim, reiškia žirklės, reiškia nuo šitos vietos skirpsim. Ok, pauzė ir čia tas kirpimo įrankis, kurį reikia dabar nuslinkti iki tos vietos, nuo kurios norim, kad būtų mūsų klipas. Vat nuo čia, tarkim, ne kažkur. Ir susirandam pabaigą, iki kur mums reikalingas šitas klipas. Atėjo, apsidairė. Nu jau čia kažkas ne tai buvo, truputėlį atgal. Įsivaizduokim iki suplojimo rankom. Ir iš šito galo irgi reikia nurodyti, iki kur turi būti klipas. Reiškia, turime šitokį kabalą, matote, iš kairės ir iš dešinės, kur pabalė yra vietos, šitas dalis mes nukerpam ir paliekam tik tai šitą atkarpą. Ir kai mes jau turim šitą atkarpą pasižymėję, spaudžiame Done. Ir turime naują klipą, matot, pradeda nuo durų ir baigėsi klipas ties rankų suplojimu. Tai reiškia, atsikirpom tą reikiamą video gabalo dalį. Jeigu norim visus pakeitimus panaikinti, galim paspausti Revert to Original, bet šiuo atveju mums reikia išsaugoti ir aš noriu pasilikti originalą ir turėti naują, jau sukarpytą klipą. Tai spaudžiu ne Save, o Save As. Ir atsiranda copy of pirma scena, reiškianti, kad netrukus bus sukurtas naujas filmukas, kurį mes suredagavom. Ir jeigu vėl eisim į Video Manager, matysim, kad atsirado jau copy of pirma scena ir processing reiškia, kad dabar serveryje tas video failas yra tvarkomas ir konvertuojamas, tiesiog reikia šiek tiek palaukti. Ir matysit, kaip skiriasi trukmė. Čia yra 11 sekundžių, pirmos scenos neredaguotos buvo 25 sekundės. Ok, lygiai tą patį galim padaryti ir su antra scena. Vėl susirandam vietą, nuo kurios mes norim filmuoti. Naudot. Įsivaizduokim, kad nuo čia vėl pasižymim, nuo kur mes norim nukirpti. Va ir kailių salonas, sako, tai prieina, pasižiūri kailinius. Tasus labai. Gal mums užtenka, kad labai tasus ir kad jisai paskui susinervina ir išvažiuoja, tai kad nebrangiai mes šito nebededam. Labai tasus. Na ir iki čia maždaug. Vėl pasižymim pabaigą, spaudžiam Done ir juda manekenės, o tie visi žmonės, kurie paprastai vaikšto Akropolį, labai nieko neveikia, stoja, atsirėmė į sienas ir žiūri. Toks keistas Akropolis. Ok, vėl spaudžiam Save As ir išsaugom naują versiją antros scenos. Vėl keliaujam Video Manager, tą patį padarom su trečia scena.
Galime edit spausti ir vėl suredaguoti. Ai, šitą techniką prie ruso tam gali nesitaikyti. Galim sakyti, kad su šita scena viskas tvarkoja, čia nieko redaguoti nereikia. Mums dabar reikia tik tai palaukti, kol šitos dvi scenos susikonvertuos. Kol mes laukiam, kol susikonvertuos tos dvi scenos, galim paieškoti, pasižiūrėti, ką dar tas editorius arba redaktorius YouTube mums siūlo. Ištrinsiu prieš tai įkeltas scenas, čia yra paspaudus ant tiksiuko, tiesiog galima jas ištrinti. Ir ką jūs iš tikrųjų dar galite padaryti, tai tiesiog pridėti kažkokią tai muziką savo filmukui, tarkim, jeigu jums yra reikalinga. Tai galima irgi naudoti tam daiktų YouTube'ą ir čia va, jeigu paspausite ant audio, jisai jums iš karto išmeta sąrašą dainų, kurias galite naudoti. Čia iš tikrųjų yra daug jų, bet tiesiog galite bandyti paieškoti kažko konkretaus arba pagal atlikėją ieškoti. Aš pasižiūrėsim, ką jisai tiesiog siūlo. Nu, čia gal medžiotojai per daug švelni, tokia melodija. Čia irgi ne. O kodėl ir ne? Tokia lyrinis nukrypimas, ar ne? Stiprus pasikeitimas medžiotojo gyvenime, jisai pirmą kartą ateina į Akropolį. Kodėlgi neuždėti tokios lyrinės dainos? Pasižiūrim, kaip sekasi mūsų konvertuojamiam video. Aha, vis dar konvertuoja. Tai truputėlį ilgiau užtrunka negu su kompiuteriu. Aišku, priklauso nuo kompiuterio ir programos, bet čia šiek tiek reikia palaukti, kol YouTube'as sukonvertuoja tos filmukus. Tai pasižiūrėkim, kaip čia sekasi mums. Tai vieną sceną jau kaip ir beveik turim. Antrą sceną, nu, jis dar rašo, kad vis dar kažką tai daro, bet jau ją mums leidžia peržiūrėti. Galim pabandyti iš tikrųjų nelaukti iki galo ir bandyti sulipdyti į vieną sceną. Jeigu nepavyks, gerai. Tai įkeliam pirmiausiai copy of pirma scena. Reiškia, čia bus mūsų pirma scena. Įkeliam antrą sceną, spaudžiam pliusiuką. Ir įkeliam trečią sceną. Spaudžiam pliusiuką. Pasižiūrim, kas gavus. Ai, šitą techniką prie ruso tam gali nesitaikyti. Okay. Nuo pradžių. Muzikėlė groja. Ai, šitą techniką prie ruso tam gali nesitaikyti. Jo, tai va, sulipdėm, neturėdami jokių pajėgumų, kaip sakyt, nei programų, nei kompiuterinių resursų didelių, galim sulipdyti taip video. Ką mes dar galim su to redaktorium YouTube padaryti, tai tarkim, galbūt mums reikia uždėti kažkokį tai švelnesnį perėjimą, nes dabar iš vienos scenos labai yra toksai staigus ir negražus perėjimas, peršokimas. Pokšt, matot, peršoka. Tai galima uždėti ir netgi tokius dalykus kaip tos transition arba perėjimus minkštus, ar ne, tarp scenų. Tai crossfade čia šituo atveju puikiai tinka. Pasistengkit per daug nenaudoti tokių žvaigždučių, širdučių, ar ne, čia ne. Širdutės gerai. Nu, paskui galėsim pabandyti ir širdutę, bet dabar normalų kažkokį tai perėjimą, tarkim, crossfade. Tai jį pasiemam ir užmetam, va čia tarp tų dviejų scenų, matot, jisai čia prilimpa ir atsirado perėjimas. Ir kaip dabar atrodo mūsų scena. Matot, minkštas perėjimas, ar ne, pasidarė, iškart nebėra to peršokimo. Toliau, kitas mūsų perėjimas galim pabandyti, nu labai norit su širdutė, ne, tai uždėkim širdutę, pasižiūrėkim, nežinau kas bus, bet bus įdomu turbūt. Nu, matot, kas gavas. Čia gal tinka, žiūrėkit, medžiotojas įsimylėjo į manikeną ir čia širdis tą gal ir tinka, ar ne? Ir dar ką, galim pabaigoje uždėti irgi gražų minkštą perėjimą, kad nebūtų nukirstas galas, o gražiai užtemptų mums vaizdas.
Vienintelė problema, kad garsas negražiai baigėsi. Bet šituo atveju aš bent jau neradau kaip, kad gražiai nutylint garsą, gero nelabai išeina. Nu, bet jeigu su šitu darysit ir jums garsas taip nusikirs, tai nieko tokio. Jeigu jums reikia, tarkim, uždėti kažkokių tai dar plus užrašų, tai tą irgi galima daryti. Čia yra toksai, jie tokie kaip binary, kaip title, reiškia pavadinimas, ar ne, mes galim susikurti kažkokį tai. Tarkim, filmo pavadinimas pačioj pradžioj. Tai vėlgi pasirinkam, spaudžiam ant A raidės, kur tekst yra, ir pasirinkam centre title, tai bus per vidurį, ar ne, atsirandantis pavadinimas, ir jį galim mesti į pačią pradžią. Ir čia parašyti medžiotojas Akropolyje. Čia mūsų filmo pavadinimas bus. Ko gero ant jo irgi galima uždėti gražų atsiradimą, tokį efektą, ne, kad jisai gražiai atsirastų. Ir galbūt mums pabaigoje irgi reikia uždėti kažkokį tai pavadinimą, kad, tarkim, pagrindinis mūsų aktorius, veikėjas rašykim, medžiotojas buvo Petras, ne? Galim pakeisti ir truputėlį dydį sumažinti, kad... Ok, išseivinam. Na, su ta muzika dabar čia, aišku, reikia pasižaisti, dar pasižiūrėti, bet... Ok. Ir spaudžiam publish. Kai jau viską padarėm, ką norėjom, spaudžiam publish. Ir čia galima pakeisti pavadinimą. Petro kelionė, pavyzdžiui. Išsaugom. Matot, kol yra uždėta spina, kiti žmonės negali šito video peržiūrėti. Tai vėl mums reikia jį, jeigu norim, kad kiti matytų, reikia padaryti public. Ar ne? Visiems prieinama. Ir aišku, čia description galit pavadinti, parašyti kažkokį tai kitą, ne kad YouTube editorium buvo sukurtas video, o tiesiog gal trumpą kažkokią aprašymą jūsų filmų parašyti. Išsaugom. Ir matom, kad Petro kelionė dabar yra po truputėlį kuriamas video. Dabar dar galiu trumpai parodyti, kaip reikia įkelt video iš YouTube į MediaMan puslapį. Tai ką jums reikės irgi padaryti. Prisijungiat prie sistemos. Spaudžiat, galit spausti New Post, tai reiškia, bet šituo atveju sukursit naują įrašą. Arba susirasti savo jau sukurtą įrašą, tai kadangi aš tą įrašą, prie kurio buvot prikabinęs scenarijų, galite tenais video kelt. Arba galite ir New Post, bet tik kelkite savo scenarijų šalia, kad jisai būtų su video. Tai čia rašom Petro kelionė. Čia Add Media darom ir įkeliam savo kažkokį tai PDF failą, kur yra scenarijus, tarkim. Nu, tarkim, įsivaizduokim, kad aš čia įkėliau kad čia yra mano scenarijus, spaudžiu Insert into Post. Ir nuorodos kol kas nėra. Kad būtų nuoroda į jūsų scenarijų, būtinai pažymėkit, kad link to ir media file būtų uždėta. Kad reiškia yra padaryta nuoroda į jūsų tą įkeltą scenarijų, jūsų įkeltą failą. Iš karto atsiranda nuoroda, matot. Tada einam į YouTube ir yra share mygtukas. Spaudžiam share, embed. Ir jeigu nenorit, kad pasibaigus video rodytų susijusius vaizdus, galit nuimti šitą varnelę ir kai pasibaigs video nerodys jokių susijusių vaizdų. Kopijuojam šitą kodą. Matot, prasideda iframe ir baigėsi iframe. Ir čia persijungiam iš Visual redaktoriaus į text redaktorių, reiškia, kad matytumėt kodą. Ir čia įpeistinam jūsų video iš YouTube, kur kodas prasideda iframe ir baigėsi iframe. Ir spaudžiam publish. Peržiūrim įrašą, view post. Ir matot, scenarijos pavyzdys. Nu, čia šiuo atveju turės būti jūsų scenarijus ir Petro kelionė.
Jau gal netgi, ne, dar nesukonvertavo, bet kai sukonvertuos, reiškia, čia atsiras jūsų ta Petro kelionė. Ką dar prašysiu padaryti, kad ne tik įkelkite scenarijų, bet parašykite apačioje dar ir vardus ir pavardės tų žmonių, kurie dirbo prie to. Nu, kad nereikėtų paskui per aplinkui ieškoti, kas yra autoriai to darbo. Tai va, taip reiškia galima, naudojant internetinius resursus, redaguoti video ir jį